Netgi po tokio laminavimo, jeigu taip galima pavadinti, blakstienos neiškrenta. Ir jos neiškrito, čia jau kažkur mėnuo gal ir daugiau, klientė vaikšto su tais savo voriukais, kaip jinai pati pasivadino. Tai va, tai čia yra nekokybiškai atliktas laminavimas, blakstienos sudegintos, volelis buvo įstatytas neteisingai. Meistrė gal ir gera, aš nieko negaliu sakyti, bet problema yra ta, kad meistrė neištaisė savo klaidos. Klaidas reikia taisyti iš karto. Ir jeigu jums šitaip sudegino blakstienos, jūs turit kreiptis pas meistrę, kad jinai jums nemokamai viską sutvarkytų. Šitaip palikti negalima. Įsivaizduokit visą mėnesį ir daugiau vaikščioti su tokiom prilipintom prie voko blakstienom. Aš neįsivaizduoju, kaip jūs taip vaikštot ir dar įdomiausiai, kai jums meistrė pasako, kad čia taip turi būti. Nu, ta prasme, kaip čia taip turi būti. Vat, kaip ir man nudegino plaukus, va, po cheminio ritimo. Taip tikrai neturi būti. Ir aišku, aš nieko nepasakiau, bet faktas tas, kad pas tą meistrę aš neįsiu, bet aš negaliu sakyti, kad cheminis ritimas yra bloga procedūra. Tai tiesiog buvo atlikta blogai. Ir nereikia purvą pilti ant procedūros, jeigu kažkam rankos auga ne iš tos vietos ir kuris nenori visiškai tobulinti savo žinių. Taigi išsirinkit savo tinkamą meistrą, nes laminavimo procedūra yra tiesiog fantastiška, jeigu jinai atlikta teisingai.